Labas rytas, Eko ūkio žiūrovai. Tai grįžtam į ūkį. Pagaliau atsirado orų. Ir rodo neblogų orų. Aišku, kaip visada. Kulimą mes pramiegojam. Kulimo startą. Bet ne tame bėda. Reikia kombainą pasiruošti. Tėtis beveik viską sutvarkė. Padarė, tepalus pakeitė visus viską. Buvo bėda dalgiai, tai naują dalgę visą sudėjo. Tai žodžiu, dabar kombainui dar reikia akumuliatorių. Tai reikia važiuojant įsidėti pinigų šiek tiek, nupirkti 2 akumus ir turėtų būti viskas. Aišku, dar ten sankabėlė tokia šone, dalgio buksuoja, vis reikia perinkti visą. Nežinau, tėtis vakar visą dieną davėsi, padarė, nepadarė, nuvažiuosiu, sužinosiu. Tai va, dabar turim krūvą darbelio, 15 hektarų šieno, šienapjūtė, gyvuliai, pašiūrė. Laukiu dar vis, kada medį atvažiuos supjaut, nes ten irgi stringa visa situacija. Tai žodžiu, darbų krūvos, tarpiniai pasėliai, rugpjūtis nusimato smagus. Bet svarbiausia, kad rodo orų. Tai jeigu bus orų, tai viską padarysim. O jūs būtinai toliau žiūrėdami video, paspauskit like, užprenumeruokit kanalą ir gero žiūrėjimo. Oi, reikia langą prasivalyti, tėvukas jau daro doną. Pabiški, nu kaip pabiški, beveik nieko neliko, va sankabą baigė. O aš atsikabinau presą, važiuoju priekabas. Užsikabinsiu priekabą, pasimsiu drėgnomatį, pažiūrėsim kokia drėgmė ir bus aišku ką daryti, bet manau, kad lėksim šiandien gult jau. Vieną laukelį tai tikrai. Užsikabinam priekabą. Kaip ir viskas visur turėtų veikti. Pavasarį tikrintą. Tai va, lėkim žiūrėti grūdų drėgmės. Oro gana turėtų būti. Viskas čiki. Tik tai aišku, kai visada mes priekabą, kai paliekam, biškai pakeltą paliekam, kad vandens nebūtų. Tai, o čia pasipildam tepalą. Tai per virš MTZ, kaip visada varo per virš. Tai prisuksim, pažiūrėsim, ką rodo. O, kieta. Oho. Taip, žiūrim. Septyniolika. 17, nu kaip čia pasakius. Gal geriau ir nebus, ne? Gal geriau ir nebus. Ir čia 17. Tai gal čia pradėsim kult. Iš to lauko, kur švarus, norėčiau sėklai prasikult, tai būtų geriau. Tai gal pradedam nuo čia, aišku, dar rasos biškį yra, nu bet dar tikrai nekulsim, ką čia rodo pas mumis. 10:30. Nu tai dar 1,5 valandos galima palaukti. Iki 12 tada bandyti startuoti. Tai ką, viskas paruošta. Važiuoju dabar užsidėsiu šakes, maišų ir nusivarysiu prie sandėlio. Tada bandysim iškart į sandėlį piltis grūdus, nes kitaip nesigautų. Nu va, priekaba čia. Laukiam doną dabar. Turi to išlysti. Atlekia donas ir bandysim važiuoti kult.
kilometrų ateina labai stiprus lietus. Baigėsi kulimai. Ką mano jaunimas? Gulit? Mėgat? Verčiau. Eiksi. Geras. Geras. Va. Koksai geras buliukas. Draugas, taip. Nu. Kas laidus nutampė? Pėdsakai tai tavo? Dideli? O, šiandien pašėriau, jau skaityk nieko toj neliks. Čia žindykla dviguba. Jo, čia pas jumis smagu. Kur tavo? Teliukas, ką? Kur teliukas? Bus, nebus? Neaišku. O čia kas per gyvulys dabar toksai? Kažkoks tai nematytas, kaip jisai pasikeitė. Jisai buvo tamsiai rudas, va šitas. Pasidarė šviesesnis, šviesėja. O. Nesupratau. Supratau. Čia viskas gerai. Mūrai, kur tu nuėjai? Mūrų irgi viskas gerai. Kažkas prašė daugiau pafilmuot mūrą. Kažkas įdomu buvo. Nežinau. Gražus bulius. Nevertintas, nes pirkau dar jaunesnį šį. Bet jisai grinaveislis. Iš ūkio, kur tik grinaveisliai. Tėvas grinaveislis prancūzas. Tai va, toks obuliukas. 3 metai bus žiemą mūrų. Jaunas dar. Oho, avižos. Bet tik šitam lauke. Šiaip kitur netokios. Nu čia pačiam pirmam sėta. Bet kitur dar netokios geltonos. Čia jau praktiškai sužėlusios. Sausa, balų nėra, sakau, sužėlusios. Praktiškai jau sunokusios. Bet yra va viena kita žalia. Ir žolės. Yra žolės. O, čia tai jau avižas. Geras. Nu, bet dar iki avižų negreitai. O, dobilai visur. Dobilai. Čia su pieva. Laukas. 12 hektarų. Jo, avižas viskas irgi. Kietas vidai. Bet ko dar yra žalių. Kol nukulsim kviečius, turėtų pasivyti. Kietas jau vidai. Tai va. Avižos jau beveik. Geras, nesitikėjau. Šitam lauke jau beveik sunokusios. Ai, tai pas mus užlyjo. Ir čia užlyjo. Dar būtume galėję kokį bunkerį prikult. Bet nusprendėm nerizikuot. Nu ir bet kokiu atveju atėjo lietus. O dabar va ten vėl griaudžia kažkur.
nežinau, rytoj be lietaus, tada rytoj antradienis, trečiadienis su lietum, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį rodo be lietaus. Tai dabar planas toks, jeigu rytoj neišeina kult, tai rytoj bandau nusišienauti 15 hektarų šienui. Nušienausiu, kai bus, tai bus. Koks bus, tokį susuksiu, pavartysiu, išdžiovinsiu ir bus gerai. O šiaip, kad ir kulsim, turbūt paliksiu tėčiui priekabą arba kažkaip žiūrėsiu, kažką suderinsim, kad, žodžiu, kad išeitų kult bet kokiu atveju ir kad šienaut būtų galima. Tai va, dar noriu prie miežių nueit pažiūrėt, kas ten gero. Jo, miežiai, oho, vietom kokie užbujoja. Nu, žiūrim kaip miežiai. Miežiai dar žaloki, matau. Gerai. Miežiai iš viso. Paskutinis sėti. Bet ūgis tai, ohoho. Fantastika. Taip. Laukai apeiti. Pažiūrėti. Reikia sulaukti pieno ir pasigirdi teliukus. Tai ką, ankstyvas rytas, saulė lieskia nuo pačio ryto. Važiuoti išsivalyti kviečių, ką ten vakar prikūlėm. Kokios 3 tonos bus. Ir ko gero, nežinau. Šiandien rodo be lietaus. Matuosim, žiūrėsim, aišku, kokia drėgmė, jeigu panašiai kaip vakar, nes vakar būtent pačiam ūkį tai lietaus labai mažai iškrito. Už 3 kilometrų nupylė žiauriai. Tai va, žiūrėsim, jeigu bus apie 17 po pietų, tai bandysim važiuoti kult. Gal jeigu bus ir daugiau, irgi bandysim važiuoti kult. Nežinau, maišuose stovi, jeigu išvalyti, tai stovi tie grūdai, viskas gerai būna, bet norisi gi kuo sausesnių. O sausesnių tikriausiai nebus. Dar norėtųsi kažkągi pardavimui nukulta, ne? Norėtųsi. O kai bus, tai bus. Vis tiek apie pusvalandį užtruko, kol viską pasileidau pirmą kartą, bet rezultatas tenkina. Švarūs kviečiai tikrai labai gražiai išvalyti. Kad svarbiausia, kad puikiai atvalo lipiką. Va. Nu blemba, gražių kviečių pakūliau, sausi, gražus, va smulkus atsivalę, dideli, nu labai gerai, eina to, bet kas iš to, šiandien jau tokių nebus, vėjo nėra, nu gal dar pakils, aišku, dar anksti labai, bet greičiausiai, kad nebus. Po pietų rodo gal lietaus, naktį tikrai lietaus ir vėl niekur neišvažiuosim. Na va, apie 3 tonas ir išsivalėm greitai. Aišku, yra vienas kitas lipikas, tada, kiek matau, yra šitos bjaurybės rugiagėlės, yra, kaip man užkrenta. Užkrito visi pavadinimai žalių. Varpučio yra dar. Nedaug, bet yra, bet varputė šiaip visai neblogai atsivalo. O čia, žiūrėkime. Va, yra varpučia. Va. Ja. Žolių įvairovė ekologijoje tai plati. Nu ką, sudarinėjom. Varom į angarą. Ir ko gero, bandysim važiuoti šienaut. O paskui žiūrėsim lisnėlis.
va, bunkeris jau yra. Jau daugiau negu vakar. Ir ražieną šiemet kažkiek matas, bet aišku žolės. Žiauru. Nu va, priekabą prikūlėm kažko. Kviečių, bet jo. Be piktžolių kontrolės tręšdamas tik dar daugiau bėdų prisidariau su žolėm. Derlius nepakito dėl žolių. O tam lauke, kur nebus žolių, nu tai va ten va ir bus aišku, kokie yra iš tikrųjų reikalai. Tai šiandien nuo pačio ryto darbuojamės su grūdais. Važiavom anksti į melžimą. Atvažiavo į Uteną 2 karvės, nupirko. Tai žinokit, kaina jau krenta. Kaina krenta, dar verkt nėra ko. 700, jeigu sveria, tai 330 su PVM, jeigu. Tai kaina tikrai dar gera, bet jau krenta. Liepos mėnesį 3,5 buvo. Grūdai drėgmę pamatavau 17 po kombaino, tai visai neblogai. Išsivalys šiukšlės ir stovės. Vakarykščiai va, ne vakarykščiai, jau čia 3 dienos nei kiek nekaista. Viskas super. 6 maišas. Oi. Nepamačiau varpo, kažkodėl sklendė nusileido. Girdžiu tik šnekas, vu. Būtų nudusęs. Geras maišas buvo. Visas 4 rankenos. Paukšt. Ir nieko nebeliko. Nu ką, pasiemuosim. Nu dabar visi laikom špigas. Jėga. Žinojo tokį remontą būdą? Surisat su blogo maišo kitom rankenom, padaro tokį kilpinį mazgą gerą ir galima dar šiek tiek pasitvarkyti reikalus. Tai bandysim jį nuveš čia, susitraiškis grūdam, o šitą reikia susemti. Tai išsivalėm, ką prikūlėm. Dabar važiuojam į Pašiūrę, pasišersim mažosius vilšiukus. Tėtį prikalbinau važiuoti pervartyti šiaudus, nes apačia šlapia labai. Rytoj rodo be lietaus, šiandien nelijo. Tai rytoj pervarčius, galbūt vakarą galima būtų susukti. O aš apsitvarkysiu su gyvuliais ir tada varysiu šienauti šieną. Kai bus, tai bus. Šiandien vakare, rytoj ryte ir nušienausiu. Nu va, kaip greitai sulūžo visi planai. Pila! Jo, norėjau važiuoti dirbti, o dabar jau liūdni reikalai. Ir užlys čia taip neblogai matau. Įdomi vasara. Žodžiu, iš nevilties. Nežinau, kas čia bus, visur balos, šlapia. Nežinau, ar pavyks man čia kažką susrinkt, išdžiovint ar pasidaryti šieną.
Bet laikom špygas ir tikėkime, kad kažkas gausis. Kažkokius orus rodo, bet nežinau. Vakar vakare dar 2 kartus lyjo. O čia tas laukas tai toks įdomus. Labai įdomus. Kalnuotos, apačioj visur balos. Nu tai čia porą hektariukų ir tada dar 13. Irgi panašių laukų. Kažkaip apsišarvuokim kantrybę, sukaskim dantis ir padarykim tai. Žiauru. Nu va, pabaidinėjom. Jau bus 4 hektariukai. Ten 9 dar. Nemažas laukas. Bet dar nuvažiuosim į vieną laukelį kur 2. Ir bus, gal tą 2 nušeriausim, nuvažiuosim papietaut. Ir tada važiuosim į tą 9. Vis tiek netoli čia viskas namutai. Gerai turėtume viską susitvarkyti. Kol kas viskas neblogai. Gi be lietaus šiandien, kas čia darosi? Eik tu savo pareini. Dėl? Kodėl? Gi šiandien be lietaus. Nu, nesąmonė. Nežinau, nebėra kantrybės. Eik tu savo, dar normaliai pareini. Ir taip laukas žiaurus, dar lietaus betrūko. Normaliai. Padarysi šieną, padarysi. Nu tai lietus, galima sakyt, baigėsi. Bent jau tiek, bet nulyjo, šlapia. Jau jeigu presuotai, nepresuotum. O čia va, ežerai. Nu ne ežerai, ne tokie kaip pas mane buvo, bet prūdas. Jo, kaip nuo to kalno reiks apsisukti. Status kalnai čia. Šiandien gali tik į viršų žemyn, tai kaip reikės nežinau. Nu kažkaip. Nu ką, ko gero ateina antras raundas. Ten tai tikrai anksčiau dūlyja. Skambinau tėčiui, tai sakė, pačiam ūkį, kur šiaudai, tai nelyja. O dabar lis. O mes ką, toliau kalnuojam. Pirmyn atgal. Ir šienaujam. Kodėl dar nepalijo? Nebesuprantu. 3 kartas. Žiauru. Nu tikrai žiauru, nesuprantu. Kiek gali. O laukas jau mažėja. Gerai, turėtų pavykti. Viską nusišienauti. Nu pagaliau mano šienavimo košmaras baigėsi. Tai nupjoviau šiandien apie 15 hektarų, tai visai neblogai. Užtrukau apie 6-7 valandas. Greitis nedidelis, laukai tokie nekokie. Nu ir dar pietaut važiavau. O ten ateina lietus. Vėl lietus. O šiandien dar toks vėjas, saulė, taip gerai džiovina ir nieko gero nebus. Jau namo šiandien, gal rytoj grįšiu. Einam pažiūrėti kažką. Karvės rado labai įdomaus. Ką ten rado, nesuprantu. Visos trypia ratu.
kažką jau bus įdomaus suradusios. Žiūrėkit, žiūrėkit. Nu, tai baisu? O, jūs vištas. O, jūs vištas. Tai grįžom į ūkį po dienelės, aišku. Tėtis susuko šiaudus. Visai neblogai čia jų užderėja. Gal į vakarą bandysim pasivežti. Paskaičiuosim, kiek čia tų šiaudų. Šiaip reikia apie 2,50. Kad taip užtektų jau, nes vis tiek ir vasara. Jų reikia, aišku, kiek bus, tiek bus, bet reikia nemažai. Bus 2 pašiūrės. Tai žiūrėkit, į savaitę 8 rulonai šiaudų. Nu tai reikia pasiskaičiuoti, ką čia maždaug mums reikia. Tai va, dabar ką, važiuojam, pasigirtėm teliukus, padavė miltų. Važiuosim, kabinsim grėblį, bandysim važiuoti išvartyti žolę. Turėtų jau būti kaip ir pradžiaus, vakar truputėlį lietaus turėjom, bet nieko baisaus. Ai, dabar dar nuvažiuojam pažiūrėti kviečių, kokia situacija, kokia drėgmė ir bus aišku, ar kulsim šiandien ar ne. Važiuojam pavargt šiek tiek, reikia išvartyti. Šieną, kur prišienavau, turėjo neblogai padžiūti. Bet rytoj rodo daug lietaus, o pirmadienį vėl be lietaus. Tai bandysim galbūt ir antradienį be lietaus. Tai galbūt bandysim šiandien išvartyti, pirmadienį sugrėbti, o antradienį susukti. Ir taip ir gausis kažkoks šienas. Visai neblogai čia man sekasi. Iš tikrųjų, porą dienelių ir sausa būtų. Jeigu ne rytoj lietus, tai dar ir visai gražaus šieno pasidaryčiau. Bet greičiausiai lietus sugadins man visus reikalus. Nu bet, laukus sutvarkyti reikia bet kokiu atveju, niekur nedings.